Labas rytas bažnyčia. Šį nuostabų sekmadienio rytą, tokį saulėtą, tokį gražų. Iš tikrųjų, siela atsigauna po tos niūrios tokios žiemos šiemetinės. Gera džiaugtis saulutę ir džiaugtis viešpačiu. Žinot, vieną vakarą aš kažkaip anksčiau nuėjau miegoti ir girdėjau, kaip sūnus atėjo ir klausė tėvo, jaunylis mūsų. Tėtis sako, ką reiškia gyventi dvasia? Ir aš taip nelabai girdėjau, ką ten tėtis aiškino, aš jau taip pusiau mieganti buvau, bet kažkaip užmigau su to klausimu, sakau, Dieve, o ką reiškia gyventi dvasia iš tikrųjų? Mes dažnai apie tai kalbam ir Paulius ragina, gyvenkite dvasia. Ką reiškia gyventi dvasia? Ir galvoju, tai yra tokios mintis ėjo man prieš užmiegant, kad tai yra gyvenimas, kai dvasinis pasaulis, dangaus karalystė, tau yra realesni negu šios žemės gyvenimas. Kai Paulius sako, veržiuosi į tikslą aukštybėse, kad tai, kas aukštybėse man yra svarbiau, man yra realiau, man yra mieliau negu tai, kas yra žemėje. Ir Paulius sako, jau norėčiau iškeliauti, nes man tai būtų geriau pasilikti su Dievu amžinybėje, bet pasilikti čia žemėje jums naudingiau. Ir tas gyvenimas dvasia, tai yra gyvenimas žvelgiant į Dievą, žvelgiant į jį. Ir tada iš tikrųjų visa tai, kas yra šitoj žemėje, visi jos pasiūlymai, pinigai, turtai, šlovė, karjera, visa tai nublanksta. Paulius sako, visa tai, ką aš pasiekiau, aš palaikiau sąšlavomis dėl mano viešpaties pažinimo didybės. Nes suvokti, kad tai, kas danguje, tai yra didingiau, tai, kas danguje, tai yra amžina, o visa, kas šitoj žemėje, tai praeina. Ir vieną dieną praeis ir bus sudeginta ir netgi šitos žemės nebeliks. Kai gyveni dvasia, tai ne tik tai, kad nevilioja visi šitie žemiška šlovė ir žemiški dalykai, bet ir negazdina. Negazdina tai, kas vyksta, visos krizės, persekiojimai, nuogumas, kalavijas ir taip toliau. Paulius ir apie šitos dalykus sakė, kad esame persekiojami, aš patyriau tai, mane mušė akmenimis, buvau tenais, patyriau laivo dužimą, bet sako, visi šitie dalykai, jie neatgraso nuo siekimo Dievo karalystės. Jie neišgąsdina, jie nesustabdo. Ir taip norisi mums visiems to palinkėti ir to siekti, gyventi dvasia, gyventi karalystę, gyventi karalystės realume. Ir tada, kai tu esi pats tame, tu tai atneši. Tu atneši kitiems, tu ateini pas žmonės, kurie galbūt kenčia, kurie patyrė netektis, kurie depresijoje, ir tu atneši karalystės kvapą, karalystės viltį, karalystės paguodą. Tu tai atneši, nes tu pats to gyveni. Mūsų Dievas, mūsų viešpats Jėzus, jis mums atvėrė tą kelią per savo auką, per kryžių, atvėrė kelią į karalystę. Atvėrė mums dangų, kad mes galėtume gyventi dvasia. Jam pačiam gyvenimas su tėvu buvo pirmoje vietoje, buvo svarbiausia. Ir kai šėtonas jį gundydamas siūlė jam visos žemės šlovę ir visų karalysčių turtus, jis nepasimovė ant to, nes dangaus karalystė jam buvo realesnė. Tėvo namai jam buvo svarbesni. Dieve, mes šiandien dėkojam tau už tai, kad tu atvėrei mums karalystę, už tai, kad tu pasidalinai su mumis, už tai, kad tu sakai, nebijok mažoji kaimenė, nes tėvas panorėjo jums duoti karalystę, atverti dangų. Viešpatie, mes šiandien esame dėkingi, kad mes galim šlovinti tave, garbinti tave dvasioje ir tiesoje,
kad šiandien galim pasilikti tavyje, kad šiandien galim matyti, galim trokšti. Ir taip, Tėve, aš žinau, kad šiandien mes dar mažai žinom, mažai patyrę, mažai išgyvenę tavo karalystės, bet mes trokštam daugiau ir žinom, kad tu atversi daugiau. Tu atversi daugiau, Viešpatie Dieve. Tu atversi daugiau. Mes šiandien dėkojam tau už tai, ką jau turime, ką jau išgyvenom, ką jau patyrėme su tavimi. Dėkojam tau ir trokštam daugiau. Ačiū tau, Dieve. Ačiū tau, Viešpatie Dieve. Ačiū tau už tai, kad galim būti su tavimi. Haleliuja. Haleliuja, haleliuja, haleliuja. Atnešam tau šlovę. Šlovinam tave. Visa šlovė priklauso tau. Haleliuja, haleliuja. Haleliuja, rakaračioro ragrisi. Halleluja, halleluja, halleluja. Šlovinam tave, Viešpatie. Šlovinam tave, Viešpatie. Atnešam tau šlovę. Atnešam tau šlovę, mūsų Dieve. Tau priklauso karalystė, jėga ir galybė. Halleluja. Garbinam tave, Dieve. Halleluja, ramanesi regėjai. Halleluja, halleluja, mes trokštam gyventi dvasia, mes trokštam gyventi tuo, kas neregima. Mes laukiame tave, šventoji dvasia. Mes norim pavesti save tavo vedimui, būti vedami dvasios, būti vedami tavęs, Dieve. Halleluja, 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 ranamesi reikėra la regresi reikėra. Visa šlovė tau, Jėzau, visa pagarba tau. Visa garbė tau, tavo vaikai, tavo bažnyčia šlovina tave, tavo vaikai, tavo tauta atneša tau šlovę. Mes sakom, tu vertas visos garbės, visos šlovės, tu vertas gyrių ir garbinimą priimti, nes tu mūsų gelbėtojas, tu mūsų tėvas. Halleluja, halleluja, halleluja. Mes laukiam ugnies iš dangaus. Mes laukiam, kad tu nužengsi, kad tu pripildysi šitą vietą savimi, kad tu pripildysi mūsų širdis. Mes laukiam tavo ugnies, mes laukiam prisikėlimo jėgos, prisikėlimo džiaugsmo. Mes laukiam tavęs, Dieve. Halleluja, halleluja, halleluja. Nuostabus Dievas, nuostabus Viešpats, didingas karalius. Halleluja. O Dieve, tu esi ryjanti ugnis. Tu esi ryjanti ugnis. Tavo meilė kaip neužgesinama ugnis. Ura mama neherindere lara graisi regiai.
Tu ryjanti ugnis, Viešpatie. Tu praryji visą, kas netyra. Tu praryji visus šėtono kėslus. Tu praryji mūsų kūniškumą, jeigu mes tik leidžiam tau. Nes tu esi ryjanti ugnis. Pavydžiai trokšta Dievo dvasia. Pavydžiai trokšta mūsų. Pavydžiai trokšta mūsų 100%. Haleliuja, reisirigi. Dieve, tu trokšti mus valdyti, užvaldyti, praryti. Haleliuja, randanesirigi. Tu ryjanti ugnis. Ora šiberigirigi. Haleliuja, randanesirigi. Halleluja. Dieve, mes atnašaujam save kaip gyvą, šventą ir tau priimtiną auką. Mes atnašaujam save, Viešpatie, ir trokštam būti tavo ugnies praryti. O rašyberigiridi, kaip ugnis krito iš dangaus ant Elijo aukuro ir prarijo auką, taip mes norim būti praryti tavęs. Norim būti gyvenimo praryti. Norim gyventi tavimi, gyventi tavo ugnimi. Haleliuja, Dieve. Sera manana sakara sanana karate. Šlovė, Viešpatie Dieve, tau garbinimas, tau gyrius, nes niekas neprilygsta tau, nes tu vienintelis šventas, vienintelis tikras, vienintelis gyvas, vienintelis gyvenimo davėjas. Be tavęs nėra gyvenimo. Be tavęs nėra džiaugsmo, be tavęs nėra pergalės, be tavęs nėra stabilumo. Tu, Viešpatie, viską palaikai savo galybės dešinę. Tu stovi tvirtai ir mes tavyje stovime. Tu, Viešpatie, nugalėjai mirti. Tu nugalėjai mirti mumyse, mirties darbus, kurie veikia kažkada mumyse. Tu nugalėjai mirties darbai gyvenimo praryti. Ir mes šiandien esam gyvenimo žmonės, gyvenantis dvasia, gyvenantis tuo, kas ateina iš dangaus, gyvenantis tuo, kas ateina nuo Dievo sosto, nuo Tėvo sosto. Dieve, mes atsiveriam tau, kad prisipildytume to gyvenimo iš dangaus, ugnies iš dangaus. Mes atsiveriam, kad būtume sklidini tavo ugnies, tavo gyvenimo, tavo jėgos, tavo galybės, tavo šlovės. Mes atsiveriam prieš tave. Mes atsiveriam prieš tave ir norim paskęsti tavyje.
būti gyvenimo praryti, būti tavo ugnies praryti. Viešpatie Dieve, kėra reisi. Tu ramana nesirikėjai, tu atneši viltį, tu uždegi ugnimi, tu padarai mus liepsnojančios dvasios. Ura mana neherentėjai, tu praryji apatiją ir tinginystę, tu uždegi mūsų uolumu dėl tavo namų, dėl tavo karalystės. Tu uždegi mūsų uolumu dėl tavęs, dėl tavo karalystės. Dieve, ta ugnis nužengia, ta ugnis negesta ant mūsų širdies aukuro, uolumo dėl tavo karalystės, uolumo dėl tavo namų ugnis. Te dega jinai ant mūsų širdžių aukuro, ant mūsų širdies aukuro ir negesta. Ura mana neherete. Halleluja, halleluja, halleluja. Tave matyti, tavim gyventi, tave girdėti, tave nešti, su tavim tekėti. Ura mana neherindira lara gera lara grandirigi. Pagauti dvasios vėją, vėją tūžiantį iš dangaus. Pagauti tą vėją. Ura mana neherendera lara greizirigi. Ura mana neherendera lara gera lara greizirigera lara renderigi. Pagauti tave, vytis tave, laikytis tavęs, neatsilikt nuo tavęs. Ura mana nesirikiai. Tai mūsų troškimas. Gyvent su tavimi, tavyje, dėl tavęs. Gyvent su tavimi. Tai mūsų pašaukimas, mes tam sukurti, kad būtume su tavimi, kad būtume tavo tauta. Gyvent tavimi, tavyje dėl tavęs. Halleluja, rana neheredera lara reisirikei. Halleluja, rana neheredera lara reisirikei. Ura mana šlovė, garbė ir valdžia priklauso tau. Šlovė, garbė ir valdžia. Šlovė, garbė ir valdžia. Šlovė, garbė ir valdžia priklauso tau. Viešpatie mūsų Dieve, viešpatie mūsų valdove, viešpatie mūsų tėve. Šlovė, garbė, valdžia priklauso tau. Priklauso tau. Šlovė, garbė ir valdžia priklauso tau. Tau vienam, viešpatie Dieve, kesikei. Jehena meheredera lara grasaragei. Jera mana nezere gera lara rasaragei. Halleluja. 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 Tau šlovė, tau garbė, tau valdžia per amžių amžius. Halleluja. Šlovė tau Dieve, šlovė tau Dieve, šlovė tau Dieve, šlovė tau Dieve, garbė tau vienam. Garbė tau vienam, sunanės ir gerala rabrozorodi. Šira mano nosoro korolo roberala ragraisirigi. Ura šara mano nosoro korolo roberala ragraisirigi. Halleluja, rananės ir gerala ragrohorodi.
Ora manane kerede ralarare kerede. Garbinam tave, garbinam tave, garbinam tave, garbinam tave, garbinam tave, nes tu pripildai šią vietą, tu pripildai mus ugnimi, tu pripildai mus gyvenimu, tu pripildai mus savimi, tu pripildai mus, tu pripildai mus, tu pripildai mus, kad mes gyventume tavimi. Tavo jėga, tavo šlovė ir galybė. Alleluia, 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 ramanegede, ramamano korodoro brisirike, ramamano korodoro brisi gara bara mandara gara greke, ramamano masake, ramamano masake bara brisirike. Alleluia, 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 alleluia. Rende bara grosso korodoro brisirike. Shira manano soro kororo brasan panama sara kororo brendeke. Hallelujah, rasara kirara rikiridi. Mūsų Dievas ryjanti ugnis, mūsų Dievas yra ryjanti ugnis, mūsų Dievas galingas, jam nėra lygių, mūsų Dievas viešpatauja. Teor saramana nekeredė, taip Dieve, tu ryjanti ugnis, taip Dieve, tu ryjanti ugnis. Ora mana neseregė, ora šegeregeredė. O taip Dieve, ugnis iš dangaus, ugnis iš dangaus, ugnis iš dangaus, liejas veržiasi į šią žemę, ugnis iš dangaus, taip Dieve. Ura šibari girigiri lara reisirikė, ura mananesi regera lara gregeredė. Halleluja, 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 halleluja. Turijanti ugnis, turijanti ugnis. Tu gyvenimo jėga, prarijanti mirtį, prarijanti nuodėmę, prarijanti neužtikrintumą. Tu praryji visas abejonės, nes tu esi ryjanti ugnis, tu esi gyvenimas, tu esi gyvenimas, tu esi gyvenimas, tu esi gyvenimas. Ora šebere geredėjai ir gyvenimas praryja mirtį, praryja mirties darbus, sonomis ir keralera brizirigi. Alleluja. Tau šlovė. Tau šlovė, Dieve. Tau šlovė. Tavo galybę garbinam. Tavo galybę garbinam. Į tavo karalystę veržiamės, į tavo artume trokštame gyventi, tavo artume gyventi kiekvieną dieną, ne tik sekmadienį, bet ir kiekvieną dieną, nešioti tavo prisikėlimo jėgą, nešioti tavo prisikėlimo džiaugsmą, nešioti tai savyje. Halleluja, halleluja, halleluja. Visa šlovė, visa garbė, visa valdžia priklauso tau teisėtai, priklauso tau. O Dieve, 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 Dieve,
Garbinam tave, Dieve. Garbinam tave, Dieve. Garbinam tave, Dieve. Garbinam tave, Dieve. Garbinam tave, Dieve, dera ragraisiriki. Garbinam tave, Dieve, sunomesere kerala ragraisiriki. Garbinam tave, Dieve. Garbinam tave. Hallelujah. Garbinam tave, mūsų Dieve. Garbinam tave, nes tu vienintelis vertas garbinimo, vertas gyriaus, vertas padėkos, nes tu esi mūsų gyvenimas, nes tu esi mūsų šlovė. Mes apsivelkam tavimi, Jėzau, mes apsivelkam tavimi. Tu esi mūsų mantija, esame tavyje ir tavyje saugus. Viešpatie mūsų Dieve, galybių Dieve, mes garbinam tave. Mes dėkojam tau, Dieve, dėkojam tau už tavo auką, dėkojam tau už tavo kryžių, dėkojam tau, kad ta auka, ta kryžiaus mirtis nepasirodė tau per didelė, kad tu savo norų sutikai paaukoti save, kad dalintumėmės gyvenimu su mumis, kad suteiktų mums savo teisumą, savo gyvenimą, nemirtingumą per savo kūną ir kraują. Ir Dieve, mes laiminam šitą duoną ir šitą taurę. Mes laiminam ir žinom, tikim, kad susijungiame su tavimi. Susijungiame su tavimi, esame tavo dalininkai, esame tavo mylimi vaikai, paslėpti mylimajame, vieninteliame sūnuje. Mes dėkojam tau, kad tu tapai auka už nuodėmę, kad per tave įgyjame teisumą ir nemirtingumą, amžiną gyvenimą. Mes dėkojam tau, Dieve. Valgome ir geriame, priimam tą gyvenimą į save. Ačiū tau, Dieve. Iš tikrųjų, Dieve, priimk mūsų garbinimą. Viešpatie, iš šitos vietos tau kilo iš mūsų lūpų, kilo garbinimo banga, Dieve. Priimk, Viešpatie. Tekyla iš šitos vietos visada, Dieve. Tekyla iš mūsų širdžių visada. Gyrius tau, padėka tau, Dieve. Dėkoju tau, Dieve, už šitą atmosferą. Aš meldžiu, Viešpatie, ir toliau te pasilieka, Dieve, tavo buvimas, artumas, ir iš tavo artumo te skamba žodis, Dieve, kuris pasieks iki pat gelmių. Užkabink mūsų gelmes, mūsų pačią esmę, mūsų šaknis, Dieve, nes tu esi gelmių Dievas, gelmės Dievas. Haleliuja. Tu kvieti mūsų gelmę, Dieve. Iš paviršiaus į gelmę kvieti, Dieve. Į gilumą, į artumą.
Tu nuostabus, Jėzau. Ir aš prašau, Dieve, protų nesuvokiamų dalykų. Tai, ko mes nesuvokiame šiandieną. Tai, kas protu iš tikrųjų neaprėpiama. Tai, ką tu esi paruošęs tiems, kurie tave myli. Aš meldžiu viso šitą. Protu neapvokiamų, nesuvokiamų dalykų. Ačiū tau, ačiū tau, ačiū tau. Už tas brangias akimirkas tavyje. Už tas nepakartojamas akimirkas. Dėkoju, Dieve. Priimam. Branginam, tai vertinam. Ačiū, Jėzau. Aleliuja. Aš šiandieną tokias temas užkabinsiu, kelias gal tam tikrus širdies dalykus. Pradėsiu tai nuo Efeziečiams 5 skyriaus, 25 eilutės. Paulius sako, jūs vyrai mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad pašventintų ją, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad pristatytų savo šlovingą bažnyčią, neturinčią dėmės, nei raukšlės, nei nieko panašaus, bet šventą ir nepriekaištingą. Taip ir vyrai privalo mylėti savo žmonas kaip savo kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentę savo kūno, bet jį maitina ir globoja, kaip ir Kristus bažnyčia. Ir čia Paulius tokią apreiškimą gavęs iš Dievo apie Kristų ir bažnyčią, apie vyrą ir moterį, apie santuoką, apie sąjungą, ir taip sulygina, sako, kaip Kristus myli bažnyčią, kaip pamilo ir pamilo ją iki mirties. Ir toliau, kad Jėzus nori pristatyti šlovingą bažnyčią, sako. Ir aš taip supratau, kad ta šlovinga bažnyčia, jinai, kuri neturi dėmės, sako, tai yra ta nuotaka, tas sužadėtinis, jo planuose, jo svajonė, jis tokią mato bažnyčią, jis tokios trokšta, be dėmės, be raukšlės, sako, ne. Ir va šiandien aš apie tai kalbėsiu, apie Jėzaus meilę, apie šlovingą bažnyčią. Ir tą skyrių imsiu daugiau, 5 skyrių, nuo pirmos eilutės dar, kur Paulius sako, taigi būkite Dievo sekėjai. Aš tarsi dabar palieku tą šlovingą bažnyčią, tą Jėzaus norą. Ir aš dabar skaitysiu nuo pradžios ir po to mes sugrįšime, nes tai susiję. Būkite mylimi Dievo sekėjai, kaip mylimi vaikai. Gyvenkite mylėdami, kaip ir Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapę auką Dievui. Kokie tie Dievo sekėjai, kaip jie elgiasi? Ir čia pasako, gyvenkite mylėdami, ne? Nes jie mato Kristuje, Kristus myli bažnyčią. Dievo sekėjai, jie taip pat pasilieka ir gyvena, meilėje. Ir vengia visko Dievo sekėjai. Ir toliau Paulius sako 3 eilutėje, todėl ištvirkavimas, visoks netyrumas, godumas, te nebūna jūsų net minimi kaip dera šventiesiems. Taip pat nešvankumas, kvaila šneka ar juokų kretimas jums netinka. Verčiau te būna dėkojimas. Taigi žinokit, kad joks ištvirkėlis netyras ar gobšas, tai yra stabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės.
tegul niekas neapgauna jūsų tuščiais plepalais. Už tokius dalykus Dievo rūstybė ištinka neklusnumo vaikus. Taigi, Dievo rūstybė ne už kokius dalykus, ir čia jisai paminė ištvirkavimas, tai yra pornevo, graikiškas žodis, į tą pornevo eina viskas, ir prostitucija, ir paleistuvavimą, ir visoks amoralus gyvenimo būdas. Ir žinot, iš tikrųjų bažnyčiose šiandieną visko galima atrasti, tačiau tu retai atrasi pasišventimą. Ir man keista, kad kalba apie tokius dalykus bažnyčia, tai bažnyčia reikia kalbėti apie šventus dalykus. Čia šiukštu, tokie dalykai net neturėtų būti minimi, kaip ir sako, ne. Bet iš tikrųjų yra ir tos paleistuvystės yra ir daug. Bet visų pirma, tai yra dvasinė paleistuvystė. Bet ir aš apie ją šiandieną pakalbėsiu. Nes sako, vat, žmonės, aš tokį tiesiog pastebėjau dalyką, eina įvairių patarimų ne pas Dievą, bet dažnai eina pas kitus žmonės. Dar yra kiti eina pas būrėjus, treti pasitikė horoskopais. Ir čia įvairiose bažnyčiose. Ir, pavyzdžiui, netgi dėl ligos pirmą kreipiasi pas gydytojus, o tik po to, kai jau gydytojai nepadeda, tada bando ieškoti pagalbos pas viešpatį. Aš suprantu, kad lietuvių tauta, jinai tokio įpročio, tokių gilių tradicijų neturi šauktis gyvojo Dievo. Kaip tarkim Izraelio tauta, kurią Dievas buvo išvedęs iš Egipto ir jisai sakė, aš esu tavo gydytojas. Tautai buvo pasakęs, aš esu gydytojas, į mane kreipkis. Visų pirma. Ir va čia prisiminiau vieną istoriją, tokia iš Seno testamento apie karalių Asą, Judo karalių. Kai jam tokia kojų liga buvo prasidėjus ir jis pirmą pas gydytojus, o ne pas viešpatį kreipėsi. Ir aš šiandieną perskaitysiu iš 2 kronikų knygos nuo 16 skyrius. 16 skyrius nuo 1 eilutės. 30, ir čia vat mes pažiūrėsim vieną karalių, jo paskutinius 6 gyvenimo metus. Ir čia labai susiję yra su širdimi. 36 Asos karaliavimo metais Izraelio karalius Baša užpuolė Judą ir statė Ramą, kad niekam neleistų išeiti ar įeiti pas Asą, Judo karalių. Matot, pastatė ir kad niekas negalėtų įeiti. Asa paėmė sidabrą, auksą iš viešpaties namų ir karaliaus namų nusiuntė Sirijos karaliui Ben-Hadadui Damaską sakydamas, sudarykim sąjungą tarp manęs ir tavęs, kad kai buvo tarp mūsų tėvų siunčiu tau, sidabrą, auksą, sulaužyk sąjungą su Izraelio karaliumi Baša, kad jis atsitrauktų nuo manęs. Ben-Hadadas paklausė karaliaus Asos ir pasiuntė savo kariuomenės vadus prieš Izraelio miestus. Čia aš praleisiu. Ir kai Sirijos kariuomenė užpuolė Izraelį, šie liovėsi pulti Judą. Tuo metu regėtojas Hananis atėjo pas Judo karalių Asą ir jam tarė, kadangi tu pasitikėjai Sirijos karaliumi, o ne viešpačiu savo dievu, Sirijos karaliaus kariuomenė ištrūko iš tavo rankų. Ar Etiopai ir Libiai neturėjo didžiulės kariuomenės kovos vežimų ir raitelių? Kadangi pasitikėjai viešpačiu, tai jis juos atidavė į tavo rankas, nes viešpaties akis stebi visą žemę, kad parodytų savo galią tiems, kurių širdis yra tobula prieš jį. Tu pasielgei neišmintingai, todėl nuo šiol turėsi daug karų. Ir čia kiti vertimai. Viešpaties akis apriepia visą žemę ir sustiprina tuos, kurie su juo visa širdimi pilnai atsidavė, kurių širdis yra visiškai ištikimos jam. Bet čia aš ir pats galvoju atsakymą, bet kiek reikia kartais nugyventi, nežinau, kiek su Dievu metų, kad tu suprastum, ką reiškia tobula širdis prieš Dievą.
Ir kai tu skaitai visą laiką vieną vertimą, nu tarkim, daugybę metų ir tas pats žodis skamba ir tu daugiau nebegauni. Bet va čia tas tobulai tai reiškia širdis ištikima Dievui. Širdis atsidavusi Dievui. Va tokia yra tobula širdis Dievo akis. Ir kai, žiūrėkit, atėjo tas pranašas ir jam pasako, Asa, užsirūstinės ant regėtojo, įmetė jį į kalėjimą, labai ant jo supyko. Tuo pačiu metu Asa žiauriai elgėsi ir su kai kuriais kitais savo tautos žmonėmis. Va čia toks paradoksas. Kai tu vat esi, kai tavo širdis jau, čia Asa jau, nes pranašas sakė, atsimeni, kai tu anksčiau pasitikėjai, kai tave buvo užpuolę. Tu pasitikėjai Dievu, o dabar sako, tu nebepasitikė Dievu. Ir jam pasakė tą tiesą, ir kai tau prieštarauja, tai atrodo norisi įmesti į kalėjimą, ima pyktis, kai tave kas nors bara ir tu žinai, kad tai yra tiesa, tu viduj pyksti, kai girdi tiesą, nori atrodo tą žmogų sunaikinti. Iš tikrųjų, dažniausiai, kai Dievas pradeda kalbėti, užkabina gilius dalykus, pavyzdžiui, primena praeitį, praeities įvykius, ir tada ateina toks sąžinės apkaltinimas. Ir suprantat, tai neveda būna, kad ne visuomet atveda tai prie atgailos, bet priešingai, kaip tarkim, šiuo atveju Asa atstūmė Dievą. (39) karaliavimo metais Asa susirgo sunkia kojų liga, tačiau jis ir sirgdamas neieškojo viešpaties, bet kreipėsi į gydytojus. Asa užmigo prie savo tėvų ir mirė 41 savo karaliavimo metais. Vaikite. Atrodytų liūdna Asos pabaiga, nors karaliavimo pradžioj jisai darė daug gerų darbų ir jo širdis buvo tobula Dievo akis. Įdomu tai. Ir šiek tiek 2 Kronikų 15 skyrius nuo 2 eilutės, šiek tiek apie karalių Asą dar iki to 36 metais, kada užpuolė Izraelis, kada jau jo širdis ne Dievo šaukėsi 36 karaliavimo metais, bet šaukėsi žemiškos pagalbos. Rašoma, Asa darė tai, kas gera ir teisinga viešpaties jo Dievo akyse. Jisai pašalino svetimų dievų aukurus aukštumose, sudaužė atvaizdus, iškirto giraitės ir įsakė Judo žmonėms ieškot viešpaties jų Dievo ir vykdyti jo įstatymus bei įsakymus. Jis pašalino visose Judo miestuose aukštumas ir atvaizdus ir jam valdant buvo ramu. Matot, kai visi stabai pašalinam, tuomet ateina ramybė. Sako, jis nekariavo tuomet. Ir rašoma, kad Asa turėjo kariuomenę, kurią sudarė 580 tūkstančių karių. Įsivaizduokit, beveik daugiau 500 000 jis turėjo kariuomenę. Ir kai ta ramybė buvo jo karaliavimo metais, tada sukilo Etiopas, toksai karalius, matyt, Zerachas, su 1 milijonu karių atėjo. Ir tada karalius Asa šaukėsi Dievo ir viešpats jam padėjo nugalėti visus Etiopus. Etiopai, sako, grįžo sumušti ir daugiau niekada nebeatsigavo. Tokia buvo istorija. 16 skyriuje 2 Kronikų knygos čia rašo, kad jie po tos pergalės sudarė sandorą, kad ieškos viešpaties. Žodžiu, buvo didelis džiaugsmas ten visoj tautoj, ten trimitai aidėjo, raga pūtė, visi džiaugiasi, ten visa širdim, visi uoliai ieškojo. O karalius Asa sako, net savo motiną Maaką pašalino iš karalienės vietos, nes ji buvo padariusi stabą giraitėje. Asa sukapojo tą stabą. Žodžiu, jis buvo uolus iš tikrųjų. Jisai jau kai darė valymą, tai kaip valia, tai visas Judas tai buvo išvalytas, jokios stabmeldystės nebuvo. Ir 17 eilutė rašoma,
Bet aukštumos nebuvo sunaikintos Izraelyje, tačiau Aso širdis buvo tobula per visas jo dienas. Va matot, jo širdis buvo ištikima Dievui, jo širdis buvo be priekaištų. Ir karo nebuvo iki 35 Asos karaliavimo metų. Kaip jau prieš tai skaičiau, kad 36 užpuolė vėl. Tai prieš tai, kai užpuolė žymiai galingesnis priešas, jis šaukėsi Dievo ir Dievas suteikė pagalbą. Kas bebūdavo, jis šaukdavosi Dievo. Ir aš nežinau, kas nutiko 36 jo karaliavimo metais jau, kad jo širdis jau nebuvo tobula prieš Dievą. Prieš tai buvo tobula, o 30... Kas įvyko? Bet kai priimamas jau sprendimas, tai rodo, kad širdį jau įvykę pokyčiai buvo jau anksčiau, gal kokiais 33, 4 jo karaliavimo metais, mes nežinom. Dievas jį mėgino, jisai tiesiog mėgino ir aš nežinau, kodėl pabaigoje jo širdis nusisuko nuo Dievo. Širdis tapo neištikima, nors jis ir toliau liko karalius ir visa kita, tačiau širdis jau nebuvo taip atsidavus. Viskas vyksta iš tikrųjų širdies lygmenyje. Ir šiandien aš taip pat, nežinau, Dievas man ruošiantis taip pat iškėlė tą situaciją ir kažkaip man iškėlė apie žmonės, kad yra daug žmonių, taip bendrauju vienais su vienais, kitais, nepasirenka, neapsisprendžia dėl bažnyčios ar dėl bažnyčių, ar jam eiti ten, ar jam eiti kitur, kur teisingesnė, tokių nėra, tokio aiškumo. Ir man iškilo, kaip yra su vyrais, kurie neapsisprendžia, kai įsimaišo meilužės. Kai įsimaišo meilužės ir teko girdėti, tuomet vyrai nežino, su kuria dabar bendrauti arba gyventi. Arba yra, kai vyrai mėgsta eina dar guostis pas kitas moteris, tarsi neturėtų savo moters. Čia apie vedusius vyrų. Yra dar tokių vedusių vyrų, kurie eina pas savo mamas skųstis atėjus problemai. Nesiima patys iniciatyvos, bėga nuo problemos sprendimo ir nepriklausomai kokią amžiaus gali būti. Pasitaiko ir atvirkščiai, ir moteris daro tą patį. Ir kodėl tai vyksta? Kas negerai, ar tai brandos toka, ar psichologinės kokios problemos? Ir aš supratau, kad čia yra širdies reikalai. Čia psichologija nepadės. Gali kažkiek tai gal. Bet tai čia kalba apie širdis, kuri nėra tobula, nebėra atsidavusi. Jinai neturi aiškumo iš Dievo, nes neturi to užtikrintumo. Nežino, kuom pasitikėti. Ir per tas įvairias abejonės ateina tokia paleistuvystės dvasia. Ir yra Romiečiams 14 skyriui, Paulius kalba vėlgi apie stabmeldystę ir apie tą tokį momentą ten atskleidžia, kad tarp krikščionių ten vieni valgydavo stabams paaukotą maistą. Pas mus šiandien gal tokio tikiuosi nėra. Ir sako, gerai yra nevalgyti mėsos, negerti vyno, vengti visko, kas tavo brolį piktina, žeidžia ar silpnina. Savo tikėjimą pasilaikyk Dievo akivaizdoje. Laimingas tas, kuris nesmerkia savęs už tai, ką pasirenka. O kas valgo abejodamas, tas smerktinas. Nes valgo ne iš įsitikinimo. Visa, kas daroma ne iš įsitikinimo, yra nuodėmė. Man kažkada buvo prakalbę irgi per tą eilutę. Man irgi kartais, kažkai daryti tą, nedaryti, ar eiti čia, ar neiti. Tokių abejonių, tokių neapsisprendimo būdavo. Ir aš suprantu, kad paprasčiausiai man tuo metu trūko tokio bendravimo daugiau su Dievu. Taigi viskas, kas daroma ne iš įsitikinimo, yra nuodėmė. Nors čia kalbama apie maistą, bet yra principai tam tikrai. Jeigu tu valgai abejodamas, pasirenki pasmerkimą. Taip Paulius sakė korintiečiams apie duonos laužymą. Sako, valgot duoną, valgot Kristaus kūną, geriate kraują, sako, neišskirdami, kaip Kristaus kūną, neišskirdami. Todėl tarp jūsų daug yra, sako,
užmygusių, silpnų, ligotų. Nežinau, iš kur tai ateina, bet tarkim, pagonių religijose, ten daug buvo kultinės prostitucijos. Netgi būdavo tokios tradicijos tose pagoniškose šventyklose, kad kiekviena mergaitė ir moteris turėjo bent kartą gyvenime santykiauti su šventiku. Iš tikrųjų, kai šiandien tie neopagonės kyla ar dar kažkas tokio pagoniško nuostabaus, nieko ten nuostabaus, ten daug paleistuvystės. Ir Senam testamente yra labai daug kalbama. Dievas kalba, jisai Izraelį vadina, kaip neištikima, sako, kaip neištikima moterį, ypač kai skaitai Ezechielio 16 skyrių, tai net skaityti yra sunku kai kurios dalykus. Kodėl? Todėl, kad tauta, jinai palikdavo gyvąjį Dievą, gyvąjį šaltinį, išsikasdavo savo kiaurų šulinių, ir kreipdavosi, sako, į viską ir į visus, bet tik ne į savo Dievą. Kaip nuotaka ar žmona, kuri palieka savo jaunystės vyrą. Ir jis taip pasakoja per šitos šeimos santykius. Dievas taip kalba su savo tauta. Ir Viešpats perspėja, kad žmonės, kad tokie, jie nepateks į karalystę, jeigu net gailaus nepakeis širdies nusistatymą. Ir sako, ar nežinot, kad neteisėjai nepaveldės Dievo karalystės, neapsigaukit nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai, nei vagis, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai, nepaveldės Dievo karalystės. Kai kurie iš jūsų buvote tokie, bet dabar esat nuplauti, pašventinti, išteisinti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo dvasia. Viskas man leistina, bet ne viskas naudinga. Viskas leistina, bet aš nesiduosiu užvaldomas. Kai tave nori kažkas užvaldyti, nesiduok. Paulius sako, aš nesiduosiu užvaldomas. Po atgailos ir paleistuviai gali patekti į Dievo karalystę. Ir Jėzus sako, muitininkai ir paleistuvės pirma jūsų eina į Dievo karalystę. Ir čia sakė fariziejams, teisuoliams, kurie buvo teisūs. Kodėl? Šie neatgailauja. Jie nekeičia širdies krypties. Užsikietina dar toliau. Netgi vienai Tiatyrų bažnyčia, aš visko neskaitysiu, Jėzaus buvo labai rūstus, griežtas. Jisai pasirodė laiškas, kreipinys, čia iš Apreiškimo 2 skyriaus, taip sako Dievo sūnus, kurio akis tarytum ugnies liepsna ir kurio kojos panašios į skaistvarį. Sako, žinau tavo darbus, tavo meilę, tikėjimą, tarnystę, ištvermę ir kad tavo paskutiniai darbai didesni už pirmosius. Dievas, jisai žino, jis mato, kiek mumise meilės. Jisai mato mūsų tikėjimą ir mūsų tikėjimo kovas. Jisai mato mūsų tarnystę, žino mūsų ištvermę, žino mūsų darbus, ar jie kurie didesni, ar pirmi, ar paskutiniai. Tiesiog Dievas, jisai žino. Iš tikrųjų, taip mums atrodo, kad mes palikti, bet jisai žino, žiūri. Ir toliau šitą Tiatyrų bažnyčią aš turiu prieš tave, kad tu leidi moteriškei Jezabeliai, kuris sakosi, pranašė esanti, mokyti suvedžioti mano tarnus, kad šie ištvirkautų ir valgytų stabams paukotas aukas. Ir sako, aš jai daviau laiko atgailauti dėl ištvirkamo, bet ji neatgailavo. Ir tada sako, aš siūsiu jai ligos patalą. Ir visi sužino, sako, nes aš esu tas, kuris ištiri giliausias mintis ir širdis. Aš atsilyginsiu jums, kiekvienam pagal jūsų darbus. Jezabelė, čia ta netikra pranašė. Šiaip Jezabelė tai yra Jezabelės dvasia. Ir Jezabelės dvasia gali veikti ne tik per moteris, jinai gali veikti ir per vyrus, jai nesvarbu iš tikrųjų. Taigi, Tiatyrų bažnyčiai Jėzus griežtas, atrodo, rūstus, kviečia atgailai. Jisai negali pakęsti ištvirkavimo, paleistuvavimo, stabmeldystės, visa tai yra susiję. Kodėl?
nes stabmeldystė suklaidina jo žmonės. Neatneša išgelbėjimo, nėra dvasios vaisių ir žmonės yra apgaunami, jie nuvedami, nukreipiami nuo tikrojo pašaukimo. Todėl Dievas labai rimtai tai žiūri. Toliau skaičiau iš Efeziečiams, kur sako, nešvankumas, kvailo šnekos, juokų krėtimas jums netinka. Na, apie kvailumą Biblija labai daug kalba. Netgi, Psalmė 14:1. Kvailys pasakė savo širdyje, nėra Dievo. Jie sugedo, elgėsi bjauriai, nėra kas gerą daryti. Tik kvailys gali sakyti, kad nėra Dievo. Ir dažnai tos kvailo šnekos ar juokeliai, jie būna bedieviški. Kartą, aš kažkaip atėjo noras šitą dar seniau paklausyti anekdotų karalius, kažkokią Lietuvos anekdotų karalių. Aš gal galėjau klausyti tik dėl to, kad norėjau šiek tiek susipažinti su to humoru. Čia aš minutės ilgiau negalėjau užbūti. Man jo anekdotai kažkokie labai grubus, tokio subtilaus humoro nėra. Yra humoras, man patinka toks, yra subtilus humoras. Kada lyg tarp kitko pasako, bet tu supranti, kad labai gilu ir tau norisi juoktis. Tai ten kažkaip lėkšta, grubu ir visai nejuokinga. O Dievas mėgsta iš tikrųjų humorą, jisai mėgsta. Ir Paulius toliau Efeziečiams 5:7 sako, todėl nebūkite jų bendrai. Juk buvo tamsa, dabar šviesa, elkite savo kaip šviesos vaikai. Ir todėl sakoma, pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių ir apšvies tave Kristus. Sako, būkit rūpestingi, išmintingi, branginantis laiką, nes dienos piktos. Skaičiau, kad ten bažnyčios tėvai, kai krikštydavo, sakydavo, pabusk, kuris miegi čia, ankstyvoj krikščionybėj, sakydavo šitokį, bet tas pabusk, kuris miegi, ir aš galvoju, prieš tai kalba apie įvairią tą nuodėmingą gyvenimą, apie tą bedevystę, tą meldystę, ir čia tarsi sako, pabusk. Ir tas, kuris miega, jisai laiko nebrangina. Jam laikas nesvarbu, kai miegi. Gali visą gyvenimą pramiegoti. Bet sako, būkit branginantis laiką. Iš tikrųjų, nes dienos piktos. Būkit pilni dvasios, kalbėkit vieni kitiems psalmėmis, himnais, dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir šlovindami savo širdyse viešpatį. Visada ir už viską dėkodami Dievui Tėvui, mūsų viešpaties vardu. Taigi, kai nuodėmė, jinai turi tokią savybę įvesti tokį į miegą. Pabusk, žodis ragina, pabusk. Ir viskas bus apšviesta. Šviesa apšviečia. Žodis turi tą savyje Dievo šviesą, kuri žodis apšviečia mūsų motyvus. Mintis ir norus. Ir kai mes kalbame Dievo žodį, ateina šviesa. Kalbamės ar psalmių žodžiais, mes himnus, šiandieną tas angliškai himnas, bet ta žinoma giesmė, kad visa šlovė Dievui, ten kaip himnas toksai Dievui skambėjo. Kviečia šlovinti, o ne murmėti ar priekaištauti ir už viską dėkoti. Keičia, visiškai kitą gyvenimą kviečia. Man vienas tikintis žmogus pasakojo apie tokio miestelio gyvenimą. Sako, to miestelio tikintieji vis melsdavosi, kad pas juos būtų kuo daugiau bažnyčių šitam miestelį, kad kuo daugiau bus bažnyčių ir kuo bus daugiau bažnyčių, jie galvoja, ateis prabudimas, bus labai faina. Ir kai pradėjo ten rastis įvairių bažnyčių, pradėjo rastis nesutarimai, susiskaldimai. Ir toks klausimas man iškilo,
Ar blogai, kad miestelėje būtų kuo daugiau bažnyčių? Ir aš tada galvoju, ar Jėzus yra kur pasakęs, eikite ir įkurkite kuo daugiau bažnyčių, kad žemė būtų pilna bažnyčių. Ne, aš prisimenu, kad Jėzaus paliepimas yra toks. Eikit ir padarykite mokiniais visų tautų žmonės. Jo paliepimas yra padaryti mokiniais. Nes tai nėra, kad kuo daugiau bažnyčių padaryti, kad jos tarpusavį nekonkuruotų, kaip, žinot, atleiskite, toks negražus palyginimas, kaip hareme moteris. Kartais toks žemiškas žvilgsnis yra į bažnyčias. Svarbiausia yra tapti jo mokiniu. Mokytis iš Jėzaus yra svarbiausia. Mokinys klauso savo mokytojo ir jisai vykdo, ką išmoko. Ir aš tada galvoju, ar tokia malda, Dieve, duok daugiau bažnyčių? Aš galvoju, aš nežinau, ar čia yra biblinė malda, bet aš tikiu, kad yra biblinė malda. Dieve, te būna daugiau tavo mokinių čia. Ir te daugėja vienybės ir tarpusavio meilės. Te daugėja mokinių, Kristaus mokinių, tarp mokinių te auga meilė ir vienybė. Ir aš tikiu, dabar sugrįžtu, nuo ko pradėjau, tik tokia bažnyčia yra šlovinga ir be dėmės. Kol vyksta rungtyniavimas, viliojimas, kol vienas norės, kad ir kitas būtų toks kaip jis, o ne toks kaip Kristus. Kol yra statoma ant jau pastatytų svetimų pamatų, kol yra tie žemiški metodai, politikavimo, gudravimo, kol įvairūs tokie dalykai kaip kvailos, nešvankio šnekos, visokie bajeriai. Žodžiu, visa tai, kas vyksta šiame pasaulyje ir kai tai atsinešama į bažnyčią, bandoma ir ta, tarsi tampa tai, krikščioniška bažnyčios tokia kultūra. Vargu ar tai yra šlovinga bažnyčia. Nors tai gali atrodyti, kieta, labai drąsu, šmaikštu ir taip toliau. Šiandien iš tikrųjų bažnyčioms, aš sakau, reikia apsivalyti nuo visokios nešvaros, kad jokio pasaulio raugo čia nebūtų. Ir todėl Jėzus Tiatyrų bažnyčia apsireiškia kaip Dievo sūnus, kurio akis tarytum ugnies liepsna ir kurio kojos panašios į skaistvarį, tai kalbam apie tam tikrą teismą. Ugnis sudegina netyrus dalykus. Karštis išvalo priemaišas. Ugnis kalba apie tam tikrą teismą, kai ateina liepsna, sudega šiaudai ir šienas. Žinot, kartą Dievas prakalba per vieną žmogų bažnyčiai pasakė. Pavadino vietinę bažnyčią šiaudų kupetą. Tik tai daugelis įsižeidė, bet nepriėmė, kad tai galėjo Dievas taip sakyti. Įsivaizduok, šiaudų kupetą. Šventoji sako, jūs ne bažnyčia, jūs tik šiaudų kupetas. Čia tikras atvejis. Čia ne apie mus. Iš tikrųjų, kai ateina liepsna, šiaudai, šienas sudega. Medis sudega, pasilieka tik brangakmeniai. Iš tikrųjų, ko verti mūsų darbai? Ar jie išliks? Ir toks klausimas. Jėzus atidavė savo gyvybę už bažnyčią. Jisai ją pamilo iki mirties ir aš taip galvoju, kiek jisai nori iš manęs, ar jisai norės mažiau negu jisai davė. Aš galvoju, jisai lygiai to paties laukia. Ta prasme, jis neprievartauja, jis nereikalauja, bet sako, kaip ten, kas seka manimi, jeigu neišsižada to, jeigu jis ten dar viską vertina, brangina, ten dar neturi laiko, tai sako, tas dar nevertas manęs. Kaip mes žiūrime į jo bažnyčią? Ar aš pasiruošęs atiduoti savo gyvybę už ją? Jeigu Jėzus atidavė save,
ar jis gali norėti mažiau. Aš seniau bijodavau tokiom temam kalbėti, nes šitokiom temam nelabai linkę kalbėti. Jėzaus troškimas yra šlovinga bažnyčia. Vat man šiandien aš taip ir pavadinčiau pamokslą šlovinga bažnyčia. Bet pakalbėkime apie nuotaką. Pavyzdžiui, nuotaka per vestuves, jinai balta suknelė, pasipuošusi, graži, švytinti. Iš kur tai yra? Iš dangaus. Tas pavyzdys tai atspindys tikro to pokylio avinėlio ir bažnyčio. Avinėlio, sako, vestuvių pokylis, tai yra Kristaus ir bažnyčios, kai du susijungia ir tampa viena. Ir tai yra paslaptis, kalbant tarp, kai vyras ir moteris susijungia ir tampa viena. Kiekviena moteris, žmona trokšta ištikimo vyro, kad jis ją mylėtų, globotų, rūpintųsi, maitintų, išklausytų. Kiekvienas vyras trokšta ištikimo žmonos, mylinčios, švelnios. Nei vienas nenori paleistų vyščių. Žinot, jeigu vienas nežino, su kuo ir kur būna, o kitam tai nesvarbu, tai jau nėra sveiki santykiais, tai nėra sveika šeima. Jeigu aš darau, ką noriu, einu kur noriu, su kuo noriu ir man viskas dzin, ten aš prieš nieką neatsiskaitau, tai nėra viena šeima. Ir tokia šeima vargu ar išstovės. Ir kalbant apie bažnyčią, ar jinai išstovės. Kristus nori būti su savo bažnyčia. Jeigu bažnyčia jinai eina kur nori, daro ką nori ir nepaiso visiškai Kristaus, tuomet tai nėra viena ir tai nėra šlovinga bažnyčia. Ir aš sakyčiau, tai nėra jo nuotaka. Jeigu nuotaka daro, ką jinai nori, jinai nėra nuotaka. Nesvarbu, kaip jinai gali vadintis. Nuotaka seka paskui sužadėtinį. Ir vat kalbant apie bažnyčias, kad jose yra įvairių dėmių, neteisingų santykių, širdies motyvų, nepasitikėjimų, baimių, paslėpto godumo, išdidumo. Galbūt kažkiek iš Ievos, kada žaltys, kai jie gundė, sako, tu tapsi kaip Dievas ir viską galėsi, tapsi protinga, darysi, ką norėsi. Tas yra išlikę pas visus žmonės, tas toks pats protingas, viską pats darysi. Na ir dar vieną momentą skleisiu, tai apsunkusi nuo pasaulio rūpesčių širdis. Jinai sunki, nejudri, nejautri, kaip perkrautas laivas, kuris vos gali apsisukti, apsikrovęs rūpesčiais. Ir tai nėra Dievo vaiko pašaukimas. Pasaulis be Dievo yra paskendęs rūpesčiuose. Jo mąstymas, kultūra, jo gyvenimo stilius persiduoda ir į bažnyčią. Tačiau tai nėra Dievo vaikų duona. Dievo vaikas turi tėvą dangui, kuris jo rūpinas, kuris nepameta, nepalieka. Ir daugumas dar Dievo vaikų šiandien mąsto kaip našlaičiai, kuriems viską reikia patiems pasidaryti. Atmelst, atpasninkaut, užsidirbt, užsitarnaut ir panašiai. Aš sakyčiau, kai bažnyčia taip elgiasi, nėra joje Dievo šlovės. O Jėzus stato šlovingą bažnyčią. Be dėmių, be ištvirkavimo, be godumo, kvailų šnekų ir netgi be gyvenimo rūpesčių. Ir tai yra nuotaka, kuri priklauso Kristui. Jis ruošia savo nuotaką vestuvių pokylį. Šiandien vyksta tas pasiruošimas. Jis ruošia mūsų širdis, jis labai rimtai žiūri į kiekvieną bažnyčią. Iš tikrųjų, kaip
tu galvoji apie šlovingą bažnyčią? Kas tavo manimo yra šlovinga bažnyčia? Ar iš vis esi susimastęs apie tai? Ar pagal Dievo standartus ir mūsų standartus yra lygiai tas pats? Atrodo lygiai taip pat šlovinga bažnyčia? Ir toks klausimas, kokie yra šlovingos bažnyčios kriterijai, kaip mes galėtumėm apibūdinti? Jeigu mes vertinsim kiekybės prasme, kad daug žmonių, daug veiklų, daug visko, daug gerų instrumentų, daug įvairios veiklos, tarnysčių, misijų galbūt, gal mes sakytumėm, tai yra šlovinga. Aš ir nesakau, ir aš nedrįstu sakyti, kad visa tai nėra iš Dievo, kad to nereikia. Svarbiausia yra pamatyti tarp visko veikiantį Dievą. Kaip ir per pamokslininkus ar per renginius, kai vyksta, matyti ne žmonės, girdėti ne žmonės, bet girdėti Dievą, atsirinkti, ką Dievas kalba per žmogų. Dideliai bažnyčiai, toks klausimas, kiek lankančių bažnyčią žmonių atsižada savo ego, savo egoizmą? Kiek atsižada savęs? Tarkim, didelė, o kiek yra atsižadėję savęs, savo teisų? Kiek šiandien yra daug, nori pasiekti Jėzų, turėti Jėzų be jo kryžiaus. Kaip Babelės bokštas, Babelis, tai yra krikščionybė be kryžiaus, kaip Babelės bokštas, kuris vadinasi išaukštink save, padaryk garsų savo vardą, išgarsink savo tarnystę, parodyk savo talentus, parodyk, koks tu esi fainas. Ne apie tai kalbama. Iš tikrųjų, jeigu tavo likimas, mano likimas nėra Kristus, mes einame jau pro šalį. Ir pabaiga, jeigu eini to kryžiaus keliu, dažnai būsi vienas, nenustebk. Maldoj, tu būni vienas. Gerai, pabaigsiu maldą. Dieve, aš dėkoju Viešpatie, tavo žodis atneša blaivumą. Tavo žodis kaip galingas prožektorius apšviečia, kad neliktų jokios tamsos, jokio apsigavimo. Taip, Dieve, jokia apgaulė, apsigavimas neišstovės Viešpatie. Joks melas neišstovės, mano Dieve. Nei šiaudai, nei šienas, Dieve, kas yra tavo akyse, apreikšk Viešpatie. Jie neišstovės, Dieve. Tu vertini tikrus dalykus. Iš tikrųjų, tu pamilai iki mirties. Tu ėjai iki galo. Ir aš tikiu, Dieve, kad tu žiūri į tą širdį, kuri tvirtai pasiryžusi, apsisprendusi, likti su tavim, Jėzau, sekti tave iki galo, būti Dievo sekėjai, pasilikti jo meilį. Nesvarbu, Dieve, su kokiais sunkumais mes šiandieną susiduriame, visiškai tai nepriklausoma, Dieve. Su kokiomis kalbomis ir priešiškumu, Dieve, mes susiduriame, tai nesvarbu, Dieve. Su kokiais priešais, kaip karalius Asa, Dieve. Tiesiog visos tos Biblijos situacijos yra užrašytos, Dieve. Gali ateiti milijonai, bet širdis, kuri atsidavusi Dievo ištikima, tai yra tobula. Jinai nebijo, jinai šaukiasi ir jinai mato pergalę. Ir aš meldžiu, Dieve, kad mūsų širdyse nebūtų nei vienos stabmeldystės, nei vieno stabo, Dieve. Nei vieno stabo, Viešpatie. Kad mūsų širdis būtų ištikima tau, Jėzau. Tai yra palaiminta širdis. Kai du tampa viena, kai Kristus ir bažnyčia tampa viena. Tai yra paslaptis, Dieve. Ir mes šiandieną, kai darėm duonos laužymą, Viešpatie,
Mes tiesiog per tavo kūną ir kraują mes susijungiam su tavim, Dieve. Įvyksta susijungimas su tavimi. Ir aš noriu sakyti, kad mes esam viena, Jėzau. Aš ir tu, bažnyčia ir tu, Viešpatie. Mes esame viena. Aš meldžiu Dievę apie šlovingą bažnyčią, kad tikrai nebūtų jokios dėmės, jokios raukšlės, Viešpatie. Tiesiog šiandien yra pasiruošimo laikas, kai širdis vėl gręžiasi atgal į savo gyvą Dievą, į savo gyvenimo Viešpatį, į jaunystės vyrą, į tą, kuris atėjo, išgelbėjo mus. Mūsų širdis vėl gręžiasi, dėkingos širdis gręžiasi. Ir širdis sako, taip, Jėzau. Mes šiandien sakom, taip, Jėzau, tau. Haleliuja. Bažnyčia sako, taip, Jėzau, mes esame tavo. Mes esame tavo nuosavybė. Iki atpirkimo mes šiandien gavome užstatą, kad gausim paveldą. Mes gavom šventąją dvasią kaip užstatą, kad mums paveldas tikrai yra paruoštas danguje. O, mano Dieve, tai yra nuostabu, Jėzau. Aš dėkoju tau už šį sekmadienį, aš dėkoju už žodį, Viešpatie. Haleliuja. Tai šitas žodis sustiprina dar labiau kiekvieną širdį. Ten nelieka, Viešpatie, jokio pasmerkimo, jokios savigailos. Bet tai te sustiprina, te apvalo kiekvieną, kuris klausysi šitų žodžių, Dieve. Nes tu nesi lengvas vėjelis, Viešpatie, ar lengvas akmenėlis. Apie tave yra pasakyta, ant ko šitas akmuo kris, tą sutraiškis, ką atsitrenks, tas suduš. Taip, Dieve, tu būni ir sunkus, Dieve, ir tavo žodis būna kartais sunkus, Dieve. Bet tam, kad susigrąžinti savo vaikus, susigrąžinti. Aš dėkoju tau, Jėzau, už šį sekmadienį, už šventąją dvasią. Aš dėkoju už kiekvieną brolį, už kiekvieną sesę. Aš dėkoju už kiekvieną, kuris klausysi šito žodžio. Jėzaus Kristaus. Negaliu taip po to žodžio taip greitai peršokti prie paaukojimų, bet tiesiog siunčiu krepšį ir kas kiek turite širdyje, iš tikrųjų. Čia irgi laisvė, žinokit, iš tikrųjų mes turime visišką laisvę aukoti Dievui. Dėkoju, Dieve, už kiekvieną auką, už kiekvieną, čia įdėta kiekvieną gyvenimo dalelę. Dėkoju tau, Dieve. Bažnyčia yra tai, kas nuostabiausia, tai, ką tu sukūrei šitoj žemėje, Viešpatie. Tai yra nuostabu iš tikrųjų. Šlovinga bažnyčia. Haleliuja. Jėzaus Kristus vardu dėkoju. Gerai, šiandieną sakau visiems sudie. Palaimintos savaitės. Apmastykit tą nuskambėjusį žodį. Nepulkit valgyti kitų pamokslų. Ta prasme, kad kai kalbėjome apie krikščioniškas konferencijas, yra kartais tokia tradicija tapusi iš vienos konferencijos važinėti į kitą, iš vieno seminaro į kitą. Bet kai Dievas daro konferencijas ir seminarus, apskritai jisai duoda maisto. Ir gali būti, kad tarkim kažkokioj konferencijoje skambėjusi tema, kryptis ir atpalaiduotas maistas, jis gali būti
metams, 2 virškinti, mąstyti, melstis pagal tai, įmeldinėti tai, nepraleisti tuščiai. Ir aš tikiu, kad tai, kas yra, kad ir sekmadienis, kai yra duodamas, jisai, Dievas duoda tam tikrą, maistą. Ir iš jo reikia paimti, tiesiog, išmokime imti iš Dievo. Įmeldinėkim, imkim, nešiokim, žiūrėkim ir pamatysit, kiek jums Dievas, jums atvers dar daug daugiau, negu aš čia pasakiau. Žymiai daugiau atvers. Pamatysit. Gerai. Baigiu. Laiminu Jėzaus Kristaus vardu. Amen.